Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip statyti TNT patranką. Taigi jums reikės bet kokios tvoros, 3 dispenserių, vandens ir bet kokio mygtuko. Štai parodysiu, kaip atrodo TNT patranka. Jai reikia vandens, kad neišsprogdintų visos TNT patrankos ir dar tvoros, kad jinai sulaikytų TNT ant oro. Tiesiog nes, kaip matote, aš esu pakibęs ant oro, jeigu aš stoviu ant tos šito tvoros, tai TNT taip pat stovės. 3 šitie, nes kad būtų didesnės sprogimas, išnešimas šitos TNT, taigi va. Padedam vieną TNT, palaukiam šiek tiek, numetam kitą TNT, iššauna, skrenda ir sprogsta ore, nes aš šiek tiek netaip suklydau sprogdindamas. Taigi parodysiu, kaip pastatyti TNT patranką. Aš naudosiu akmens skaldos sieną ir mygtuką, kaip šituos, reikalingus daiktus. Taigi reikės pastatyti viską šitaip. Tuojaus palaukit, užmiršau vandenį. Papilti vandens. Pastatyti čia. Tuomet dėti dispenserius šitaip. Padėti vieną mygtuką. Būtinai reikia būti atsitūpus, kad padėti šitą mygtuką. Čia ir padėti paskutinį dispenserį irgi būti atsitūpus, kad padėti mygtuką. Taigi, dabar čia reikės įdėti TNT. Ir čianais sudėti kitus TNT. Čia dabar gausis biški ne tas, aš norėjau padaryti. Taip. Šiek tiek palaukiam, metam kitą TNT. Išskrenda. Ir šiek tiek nespėjau, taigi va, ačiū, kad žiūrėjote mano šį nuostabų TNT patrankos gaminimą. Tikiuosi dabar jūs irgi išmokote, kaip tą TNT patranką pagaminti, pastatyti ir galėsit ją puikiai naudoti. Laikykit, subscribinkit ir darykit viską, ką tik galima, tik nespauskit to dislike mygtuko.